Laimė, mano supratimu, yra tie maži mikromomentai gyvenime, kuriuos aš galiu pagauti, malonūs patyrimai su jausmais ir sukolekcionuoti, kurie įvyksta tada, kai vyksta kažkokia tai santykis su kitu žmogumi, nesvarbu, gali būti su praeiviu, gali būti šeimoje. Ir kada pasieki tam tikro tikslo ir tada, kol sieki tos laimės, pajauti tą ir pasidžiaugi šito. Į žodį šeima man sutelpa labai daug kas. Pirmiausia, tai santykis su žmogumi, su vyru, su vaikais ir buvimas kartu, atradimas laiko kartu, gebėjimas išgirsti vieni kitus, praleisti laiką kartu ir tobulėti kartu. Tai yra buvimas kartu. Man laimė šeimoje yra tobulėti kartu, suvokti kartu, palypėti laipteliais kartu, išspręsti kažkokį iššūkį kartu, žengti nuo vieno dalyko prie kito kartu, pamatyti, atliepti. Tai yra sunku įvardinti netgi tai žodžiais, kuriais aš pasakiau, tai yra daug daugiau ir galima būtų apie tai plačiau kalbėti.